Tai ką darysim, vaikai? Statysim bazę. Kur bazę mes statysim? Štai. Kur pasakyta? Žemė mišką, kur mes pradėjom statyti savo bazę. Laukia nemažas kelias, nes mūsų bazė yra maždaug už 3 km nuo mūsų namų. Bet oras geras ir mes pasiruošę. O Vyti, tau reikėtų užsitraukti kuprinę, nes viskas išbirės. Varom. Kelias. Stop prie linijos, visi stojam prie linijos. Nu, pravažiavai liniją. Ir tu pravažiavai. Nu, Mykolas visiškai nesilaiko taisyklių. Mūsų labai purto žvyrkelis, kuris neišgrinderiuotas, vos nenulėkiau nuo kelio. Naudinga techninė pertraukėlė. Visi pailsim ir lekiam toliau. Beveik atvykom, toj bus posūkis. Kiti toli nebevažiuot. Einame ieškoti savo būstinės rėmų. Neprisimenu. Aha. Čia kažkieno urvas yra. Barsuko kaimynų. Tai va, atradome, kur darėme savo rėmą kažkokį. Kur šitas? Antras. Tai nieko mes čia nebuvom daugiau pasidarymą. Tai pirmas dalykas, įsikūrimas. Išsipurškiam. Atvykom, įsikūrėm, žiauriai užpuolė odai iš visų pusių. Nieko neįkiam, kol kas tik su odais batalinam. Tai išsipurškiam, esam turbūt pasiruošę. Tai koks mūsų planas, vaikai, ką šiandien pasidaryti? Bazę. Bazę? O tai, bazė iš karto tiesiog nepaima ir nepasistato. Ką mums reikia padaryti? Rėmus. Rėmus. Kurie mums pasitarnaus kaip kas? Reikia nuo bazės. Mums reikia rėmų, kad pasidaryti pagrindą sienoms. Taip, pasidarysime šiokias tokias sienas. Tai va, reikia prisipjauti. Žinoma, paėmiau, tai kaip mes kitaip su medžiu elgsimės. Kirvėm, neprireiks mums kirvėm. Turim mačetę! Mačetę! Gerai, kad šį kartą mes neturim šansų užsimušti, tai Ai, neturim šansų užsimušti, na? Žinoma, drožk ant tėvo. praeitą kartą beveik užsimušiau. Nu, nesakyk taip, nieko mes ten neužsimušėm. Tėvas sureagavo ir išsprendė problemą. Tai va, mes turime šiek tiek medžio prisinešę dar iš praėjusio karto kritolių. Tai galime pamėginti iš jų kažką surišti ir suresti. Daugiausia vietų, kur galime įkasti. Ir dar tada pasipurškis. Jo, vaikai, mums dabar reikia surišti. Kas padės man? Kaip taip numetai peilį? Tėti? Taip? O po to čia reikia šių mažų šakų? Ar čia bus su tokiais siksais tiesiog? Jo, reikės, teisingai. Mes po to sudėsime mažas šakas, kad būtų tokios kaip po sienos. Ant ko sėdėsime? Sudarysime tokį soliuką. Taip, ant tavęs 100 milijardų vabalų. Kanda? Ne, bet ant kelių. Rimtai? Kur? Buvo 100, o dar vienas. Temp. O, visai susitvirtino, žinok. Visai susitvirtino. Ačiū. Nusprendėm nupjauti šitą galiuką, kad geriau išsistatytų mūsų sienos pagrindas. Filmuoji, tu žiūri iš viską filmuoji? Jau. Mano petį jisai filmuoja. Labai gražus, žiūrėkite, koks čia gražus petis. Petūnija visas. Mykolai, tu dabar gal pafilmuosi biškį. Gerai? Ne. Ko tu čia atėjai? Nu, Vyti, geriausias darbas, kurį darai, laikyti ir pirštukus. A, neįsmigo. Vytė, tik tavo pirštuką reikės. Mano pirštukas rasta buklį. O, matai? Va, gerai. Aš bus bijo, kad labai bijau. Tu adu bijai? Tai bėk iš čia. Kur išėjimas?
gana tvirtai laikosi sieną, po to gal mes su ilgesniais cvekais dar kada prikalsim. Ką sakai, Mykolai? Norėčiau, kad būtų be lubų, kad Vytį išgazintų uodai. Tai mes čia niekada nepasidarysime taip, kad čia niekas neįeitų ir neįskristų. Kad pasidaryti taip, kad būtų sienos, tai pavyks. O reikės kažkaip galvoti su durimis. Gal padarysime kažkokias duris, kur galima uždaryti, atidaryti, ne? Kaip? Nu, reikės galvoti. Kažkaip su siūlais. O gal įstatomas tokias padarysim tiesiog, kad gali statyti ir išimti. Dabar ką, mums reikia susirasti baslius kitai sienai. Tai va, mūsų liko viena plika siena. Vienas niuansas blogas, kad nepasiėmėme metro, kaip išsimatuoti. Tai kaip išsimatuosime, vaikai? Pagalvokit, ką mes turime tokio ilgo, su ko galime pamatuoti. Medžius? Medžius? Tai mes medį visur tampysimės, kad pagal jį pamatuoti? Ne. Kažką labai paprasto ir plono ir ilgo. Su špyga neišmatuosi, kaip tu rodai. Su kuom tvirtiname? Siūlų. Siūlo, šniūrų, špagatu. Tai su to šniuriuku pasimatuosime, nusipjausime ir nešime šniurelį ir pagal jį susipjausime malką. Kas apsigyveno bazėj? Krūzdės. Skruzdės. Šiaip jeigu čia skruzdėlyną pasistatys, tai mums basta. Kada basta? Užpakalis. Turėsime išsikeldinti, nes okupuos mus. Arba mes prieš jas. Nu ne, skruzdės reikia palikti jos. Miško taikas gyventojas. O ką jos daro miškai? Tvarko ir gyvena ramiai. O tu norėtum, kad milijardas skruzdžių ateitų pas mus į kaimą ir mus išprašytų laukan. Chimera skruzdžių. Tai kitose šalyse yra skruzdžių, kurios kanda. Man regis net ir Lietuvoje. Būna ir Lietuvoje tokios truputį kandančios. Oranžinės skruzdės. Atrodo, jos lyg ir oranžinės. Raudonosios, kaip jos vadinasi. Gerai, vyrai, išsimatuojam ir ieškome malkų, susipjaunam, prasinešam, statome dar papildomas sienas. Ką, Vytis, ką dabar norėsi tu padėti? Eisim pjauti? Manau, pats laikas išmėginti mačetę. Mačetė šiaip yra šakų kapoklis. O, traukinys važiuoja. Pačiu patikrinsim ir mačetę, ir tvirtumą. Vyti, tu prašau pasitrauk nuo ugnies linijos. Pirmas kirtis buvo geras. Stabus dalykas mačetė. Žmona nieko nesupranta. Toliau reikia čia nukapoti, ne? Gerai, mačetė. Dalykas nuostabus. Ne, šitas mums kaip atrama veikia. Aš atsimenu, kažkada su mama žaidžiu tokį žaidimą. Jūs abu prisipylėte vandens į burną ir davęs pliūchą vienas kitam. Iš tortilijos, ne? Kas iš tortilijos? Iš tortilijos pliūchą davėm, nu. Ai, tiksliai. Jo. Šūdas eina gatvę ir... Nu, ko ant kojos man? Einam ieškoti kritolių mūsų būstinės išplėtimui. Suras praėjimą. Kaip galvojat, kas čia gyvena? Barsukas. Gal kokia dar lapė gali gyventi? Einam aptikrinti. Nu, aš tai nelysiu, žinok, į žvėrės urvą. Tu lysi? Jo. Jeigu tilps. Sėkmės. Nufilmuosiu, bus gera medžiaga. Daug peržiūrų gausi, Vyti. Ką matot? Nelys geriau, Mykolai, tenais. Einame prie medžio geriau. Puikų kritolį. Jau. Tik labai nusibosi pjauti. Mykolas pasidarė matuoklį, dabar bando jį išvynioti. Matau, bus reikalų. Matuojame meduką. Panašu, jis visas iš ilgio mums kaip tik, nors atrodo labai ilgas. Parsitempsim į vietą ir žiūrėsim. Žinai, kaip paprasčiausias. Žiūrėkite, šis pamokinys. Geriausiai yra iš vis per alkūnės. Užsidedi šitai ir per nykštį. Tada susisuka greičiausiai ir geriausiai. Darai aštunkę, šitai ir dar vieną aštunkę. Taip, medį reikia šveisti kažkur. Simba! Dar vieno kritolio. Čia kažkoks vienas guli labai didelas. O, bet tenais matau neblogą. Einam ant tai. Va, eikite abudu iki to medžio. Nu ką, jūs čia gero rado. O šitas, tai žinok, čia yra rimtas medis. Čia kaime jis būtų vertingas žiemai susipjauti. Žinok, mes šitą palikime. Truputį mažesnę mums reikia. Bandome eiti į kitą pusę. Čia matomai mes pasistatysim būstinę tam, kad grybauti. Nematyti kritolių. Nu tenais labai didelis, Mykolai. O tai jūs nupjausit? Ten per didelis, žinok. Sunku labai ir partempti tokį būtų. Mums reikia truputį siauresnę. Matau kažką panašaus į kritolį. Einam patikrinti. Kreivas čia šakalys irgi nieko gero. Kas čia yra? Miško salos. Praeito video. Tai ne tokios salotinės spalvos. Radom kažkokį kritolį. Matomai, gerbiami kaimo žmonės susirinko jau visą medį, kuris buvo prikritęs. Labai sunku ką besurasti. Labai įdomiai mūsų būstinė atrodo iš šono. Kažkokie kryžiai. Aukojimo vieta. Žiūrim į šitą baslį ir sakom, ne jisai sienai per storas, kas būtų puikus soliukas. Turbūt mes jį apsipjaustys. Nu, tai rodė, kaip tu jau čia pjauni. Mykolai, tu vyčiui kasyk, kol jisai pjauna. Ne. Keičiam pamainą. O. Tai žodžiu, norit pasakyti, tėvas turės viską nupjauti, ne? Ne, beveik. Graži Lietuva.
Nu, va, Vytis pažiūrėjo, kaip reikia pjauti. Pasimokyk manęs. Jo, pasimokė. Ir sakė visą perpjauti. Tai jeigu taip aš kitą kartą atsinešiu, kad atsigerk skaniai. Ir tapsi girtas, kad jaus. Ne, baikit juokus, vaikai. Su tėvas nevartoja nieko. Laivininkas. Tu vartoji alų. Vieną kartą pavartojau, tai jau baisiai didelis nusikaltėlis. Ar tau čia tikrai vienas? Negėdinkit manęs prieš visą Lietuvą. Lietuva, jūs tas Ramanauskas geria alaus. Atik čia, Mykolai, ką čia pasakai man? Atik čia dabar. Atik sakau čia. Prisišnekėjo, dabar bijo. Partempim šitą balsvį, kurio vaikai užsimanė. Nėra lengva. Va, grįžom, mūsų būstiniai nei trupučio nepamažėjo, vaduo dar savo draugų prisikėtė, bet ir muselių, ir vadų, visko čia dabar pilna. Dar kartą išsipurškim. O ką dabar darysim, vaikai? Prasme, nu ką tik prašė? Valgysim. Ką valgysim? Kareivių. Jo, turime pasiėmę kareiviškų davinių. Ne davinių, o kareivių. Kareivius? Suvalgytume. Rusijos kareivius. Nu, aš tai nevalgyčiau Rusijos kareivių. Nu, pavyzdžiui. Šlikštu. Nelabai galima žmonės valgyti, žinot. Gerai, kelintas davinys, Mykolai? Nežinau. 5. Jo. 5 davinys. Aš nemeluoju, jūs jau čia 5 minutės drąstų ir nepadaro ir niekam neduoda. Tada. O Jėzau, kas čia nutikė? Jis išsiliejas, supiltas. Turim pažeistą davinį, kiauras. Turim neperkandamų sausainių, šaukštą, šildymo bateriją. Pasišildysim. Jis jau nubėga iškart prie džemo. Visą laiką tą jis daro. Kartais nenadu. Džemas. O, skaityt moka vaikas. Maistas šyla šį čia, jau išsipūtė. Pabandysim pavalgyti. Štai Mykolas valgo su džemo sausainiu. Ai. Kas buvo? Kandodai. Ai. Kas buvo? Kandodai. Ai. 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 Čia dar kando. Einame mišku to pačiu keliu iki mūsų būstinės. Turbūt atkreipėte dėmesį, kad apsirengę kitaip, galimai ir diena kita, nes buvo iškilę tam tikrų iššūkių. Daviau panešti pjūklą ir išėjo be pjūklo. Tai tu ką reikia daryti, jeigu nori.